Labadiena, šiandien pristatysime Gerhardo Maierio, šveicarų rašytojo tetralogiją Bauras ir Binšėdberis, Amraino tetralogija. Deja, turime kol kas tik vokišką egzempliorių. Vertimas sumaketuotas, jau paruoštas spaudai. Ir šis pokalbis neplanuotai mums įvyks, nes buvo planuotas susitikimas su vokiečių literatūrologu iš Smalininkų, Rolandu Begenatu, bet nutiko, kad lietuvis vairuotojas įstūmė jo automobilį į griovį ir 2 mėnesiai jau ta istorija tęsiasi su visokiais papildais. Tai aš taip pasiguodžiau draugiai vienai kolegijai, sakau, nėra kam Maierį pristatyti, nėra su kuo, aš vienai į kamerą paskaitą skaityti, nelabai noriu. Tada draugė sako, tai yra dar vienas žmogus, kuris skaitė, tai Deimantė gi skaitė. Tai Deimantė redaktorė knygos, na ir labai džiaugiuosi, kad sutiko ir mus net į Rašytojų sąjungos metų leidyklos kamarėlę įsileido. Tai bandysim su ja. Nors abi guodėmės, kad galvoj labai daug visko, tikėkimės, kad pavyks ką nors pasakyti. Tiesa, norėčiau, Rolandas susirašinėjom, aš paklausiau, galbūt jūs galite atsiųsti raštu kokiu nors klausimu. Ir jis dirbo, atsiuntė taip daugmaž. Bet man labiausiai patiko jo meilės sakinys vienas, kurį noriu pacituoti. Gerhardas Maieris man yra ypatingas, nepakartojamas. Jo proza grindžiama nuostabiais lyriniais sugebėjimais ir kartais man tiesiog trūksta žodžių. Skaitydamas jo tekstus, aš sustingstu. Tai man iš karto priminė kažkada, prieš 25 metus verčiau Merabo Mamardašvilio straipsnį Literatūros kritika kaip skaitymo aktas. Tai jis ten labai didelis tas tekstas jo, bet labai gražiai dėsto, kad literatūra, nėra, aišku, gali būti ir tai, bet nėra pramoga ir nėra pamokymas, kaip paprastai ten, Bildungsromane vis, auklėjamasis, o bent jau 20 amžiuje tas modernusis romanas tapo tokiu, galų galiais remiasi Prusto, kad smogė tau įspūdžio spindulys ir tu su juo dirbi. Tai tas aš sustingu, man taip iš karto priminė Mamardašvilį ir priminė, kas tai yra literatūra modernioji. Bet ar jūsų pačios pats pirmasis susitikimas su Maierio kūryba irgi buvo toks nutvilkęs ir smogęs? Va šitaip ir buvo. Šitai buvo, aš jau tiksliai tų metų negaliu pasakyti, bet aš nuėjau į Austrų biblioteką, ten vieną kitą ir įsitraukiau tą Gerhardo Maierio Mirusiųjų salą. Skaitau ir man akys stulpu, kas čia yra. Einu žiūrėti, ieškau, kur tas Maieris, kas čia per žmogus, iš kur, aš jo nežinau, niekur negirdėjau. Tada internete buvo vokiškoj Wikipedijoje 2 pasraipėlės, ten keli sakiniai, prancūziškoj 1 pasraipėlė, 2 sakiniai ir nuotrauka to senojo namo. Ir aš kažkaip iš karto pabandžiau Rašytojų sąjungai siūlyti. Bet niekas nieko nežino, ką aš ten įrodysiu, reikia išversti viską, kad parodytum. Tai tokia istorija. O metai, tai tikrai 2013 arba anksčiau, nes 2014 buvo arklio metai ir mano draugė dirbo kolegijoje, bet grafiką dėstė ir ten buvo visi gargarai, grafikos spausdinimai ir taip toliau. Ir aš ten
kabo pas mane ant sienos 2014 metai, naujieji žirgo galva, sakė, su žmogaus akim ir nuo lūpų ta gėlytė, ten žvaigždutė, aš tiesiog, tai aš dabar suvokiu, kad aš po tos knygos, matyt, man ta juodbėris širmis su žvaigždūne lūpose. Žodžiu, tai va, tai tiek metų praėjo ir pagaliau pavyko, Literatūros vertėjų sąjungos leidykla leidžia. Žodžiu, va taip. O pačiai koks įspūdis buvo. O man buvo pirmasis susitikimas su Majeriu, tai 2023 metais, kai jūs atsiuntėte metų redakcijai Mirusiųjų salos fragmentą. Ir lygiai tas pats smūgis. Pradedi skaityti nieko nesitikėdamas, tikrai nežinodamas nieko apie tą rašytoją. Šveicarų rašytojas, taip, fragmentas. Ir staiga panyri į tokį keistą pasaulį, kuris nuneša kažkur. Ir irgi pirma mintis, kas čia yra? Koks čia keistas tekstas? Kaip jis taip įdomiai padarytas, kad kalbasi du seni, supranti, pradėjęs skaityti, supranti, kad kalbasi du seni draugai, kurie kartu tarnavo kariuomenėje, jie dabar susitiko ir vienas Bauras ir Binšedleris, jie vaikšto po Bauro gimtąjį miestelį. Ne, ten negimtasis. Vaikščiojo jie po Olteną. Miestą. Taip. Šitas Gerhardas Majeris turėjo įprotį kiekvieną sekmadienį, jam buvo štattag, miesto diena, ir jis važiuoja į tokį miestą, į tokį, į Berną, į Bylį ir į Olteną, ir į kitus. Tai va, tas pasivaikščiojimas po Olteną, bet tokį industrinį labiau miestą, geležinkelių mazgą. Bet vaikščiodami, jie kalbasi ir Bauras prisimena vaikystę, savo giminę, mirusiuosius, gyvuosius. Kiekvienas pastatas, posūkis tos gatvelės, jam pasakoja istorijas. Bet tos istorijos iš karto pritraukia pokalbis apie tuos likimus, kuriuos jis prisimena, iš karto pritraukia muzikos kūrinius, dailės kūrinius. Didžiulius kontekstus šiaip meno. Ir tas pokalbis tarsi apie gyvenimą, apie likimus, sutiktus žmonės, perauga į svarstymą, kas yra menas, kas yra šitas pasaulis, ar menas gali apie jį kalbėti, ką galima pasakyti. Bet dviejų senų, jau gerokai pagyvenusių vyriškių svarstymai, nugyvenus tą amžių ir mačius visko. Ir tai taip įtraukia, tu jautiesi tas trečias nematomas pašnekovas, kuriam suteikta galimybė eiti greta ir klausytis to pokalbio. Ir norisi, kad tas pokalbis tęstųsi ir tęstųsi ir tęstųsi. Nes labai įdomu. Ir kai vertėja Austėja Merkevičiūtė paskui atsiuntė po kelių metų antros dalies Borodino fragmentą vėl metams. Koks buvo džiaugsmas, kai aš supratau, kad verčiama bus ta teatrologija ir kad aš galėsiu perskaityti viską, tą romaną. Buvo didžiulis džiaugsmas ir dovana, kad lietuviai skaitytojai galės kartu pasivaikščioti su Bauru ir Binšedleriu. Per kitko, prieš porą metų, kai buvau Šveicarijoje, nuvažiavau į tą namą, ten sūnus dailininkas ir poetas gyvena, jau jam 80 viršaus metų, tai man prikrovė knygų. Ir va čia yra pasivaikščiojimas po Olteną su Gerhardu Majeriu. Fotografas, vaikštinėjau su juo. Tai šita knyga kaip mane gelbėjo, nes ieškai tų realijų, nerandi. O pasirodo, kad sudegė tas namas, Garo Kūjis, tas, kur jisai sudegė. Tiltas, kur aprašo irgi Olteno vieną tiltą, ten taip, tokia ornamentika. Iš tų aprašymų labai sunku įsivaizduoti, ieškau aš to tilto, tiltas kaip tiltas, blokais tokiais pasirodo, šitam yra, jis matyt surūdėjo, ten kaltiniai buvo, o dabar toks paprastas. Čia viskas irgi išsaugota dar. Tai labai, labai padėjo. Dar noriu paklausti, kaip sakėt, pradėjot
apie Majerį ieškoti medžiagos, kai perskaitėt ar ne tas pirmus fragmentus ir irgi taip patraukė ir atrodė, kad būtina tai išversti, nes tai ypatinga knyga. Apie jo gyvenimą dar, nes jis irgi buvo labai ypatingas gyvenimas. Tai Jo, truputėlį toks labai papasakok. netikėtas iš tikrųjų. Majeris pradėjo rašyti iš tikrųjų labai vėlai, kai jis daugmaž tos pačios kartos kaip Frišas Diurenmatas, čia jau tie klasikai 1917. 17 metais, o tie daugmaž ten porą metų skirtumas. Tai tie jau seniai buvo klasikai, o jisai tik tada pradėjo. Tai bet toks gyvenimas. Šeima jų buvo tėvas ir mama kilusi iš Riugeno, tėvas nuvažiavo tenai dirbti, kai buvo madinga, šveicarai buvo labai pripažįstami kaip aviganiai, melžėjai ir tėvas išvažiavo į Riugeną ten dirbti dvare, susituokė tenai, ten 3 vaikai gimė, paskui dar Vokietijoje kažkiek metų ir galų gale apie gal 1906 metais grįžo į tą gimtąjį kaimą ir ten jau 2 pagrandukai. Gerhardas pats jauniausias, o dar vyresnis brolis 3 metais vyresnis. Vyresnėliai jau buvo suaugę, kai jiedu atsirado. Tėvas grįžęs irgi nelabai ten darbo rado, bandė metalurgijos gamykloj netoliese, bet paskui Ciuriche surado vietą garsiajame Burghölzli psichiatrijos klinikoje. Sanitaras turbūt taip priima pacientus, juos stebi, rašo ataskaitas ir jisai labai taupė atostogas, kad namie vasarą ten ar šienapjūtė, kad grįžti. Tai jo namie praktiškai nebūdavo. Jisai parvažiuoja, kai darbai kažkokie ir va tas vaikas tai rašo, kad augo toks visiškai laisvas, vienas bastėsi po jūrą, po visur, jūra tai kalnynas netoliese. Grįžta tėvas, jau biškį disciplinos reikia. Tai jisai, beveik ir laukdavo, kad čia pagaliau išvažiuoja, o jam jau laisvė, aš lieku su savo vištom, su savo slyvom, su savo slidėm. Tai va, tokia labai laisva. Mama jo leido daryti, ką jis nori. Ir jis toks užaugo labai laisvūniškas. Tai paskui, sako, jau buvo problemos, kai reikėjo socializuotis mokykloje. Tai labai su mokytojais labai sekėsi, mokytoją labai mylėjo pradinės mokyklos. Ir irgi tie išlepino, nes visiems duoda užduotis. O jisai rašinėlius rašė, jau labai gerai įvertindavo. Kas ten buvo? Vienetas ir šauktukas turbūt. Neatsimenu dabar, ar taip. Ir tada jisai sėdi prie rašomo stalo mokytos ir rašo eilėraščius. O kiti dirba, kas jiem užduota. Ir sako, čia nebuvo labai gera mintis, nes jam labai viskas šiaip lengvai ėjosi. Tai taip ir plaukė, bet paskui jau ateina metas, kai jau vis tiek jau neišplauks, jau reikia dirbti. Tai va, tai buvo paauglystėje visko, bet dar jisai, antra vertus, tas jo vienišas, jis vis tiek mama ten kalba kažkokio, sakė, baisi ta kalba gramatiškai, žodžiu, jam tai artima, bet taip va. Ir mažai ten tų pažįstamų, pusbroliai buvo, bet vis tiek taip grįžo, nepažįstami kažkokie. Vieną kartą pas tą laikrodininką atsidūrė. Tai jis įprato vienas ir jį labai reakcija, labai matyt paslankyta psichika, labai į garsą, į grožį, į vaizdą. Ir jis turėjo laiko įsižiūrėti į pasaulį. Taip. Stebėti debesį, stebėti upę, stebėti, kaip keičiasi tas jūros kalnynas, kintant saulės šviesai, kaip ilgėja šešėlį, kaip pustoniais mainosi pasaulis. Tai akivaizdu, kad laisvė vaikui žiūrėti tą pasaulį, jį gerte sugert, tai išsiveržia, tai išsaugota.
Nes jis irgi vienoje iš tų romano dalių sako, kad labai svarbu prisiminimai, kad žmogų ir sudaro jo prisiminimai. Pasaulis yra realesnis tavo viduje esantis nei tas tikrasis. Atsiprašau, nutraukiu, bet man buvo įdomu, kad jis norėjo studijuoti architektūrą, ar ne? Aš Bet kaip ne tik apie tai pagalvojau, vat, dabar baigė jisai pagrindinę mokyklą ir architektūra jam jau buvo manija tokia kažkaip, vat irgi neaišku, kaime vaikas užaugo, bet aišku, su mokykla važiuodavo į ekskursijas, matė architektūrą ir jam jau buvo labai, labai, labai. Bet įstojo jisai į aukštuminę statybą technikumą, 2 semestrus jisai ten mokėsi, bet įvyko tai, kad staiga jis atrado, nu ne staiga, mokykloje jau vienas mokytojas kiekvienai klasiai skaitydavo Tolstojaus "Ar daug žmogui žemės reikia". Ir va jisai tą, kai išgirdo, va, suprato, kad čia matyt literatūra. Ir tam technikume jisai įsiklijavo sienas rašytojų portretais, jisai Lenau, Kleistą, Nyčę atrado, na ir filosofus, psichologus, Jungą, ir parašė kelias esė, ten matyt buvo progos jubiliejai kokį nors. Ir staiga va tas, nu, aukštuminė statyba, technikumas. Jis pats paskui kalba interviu vienoj, kad, na, gimnazija ir universitetas tai yra visai, nu, kitoks, va daugiau to, būtent tos laisvės. O čia amatas, tvarkingai, griežtai, ir sako, sėdi jisai prieš tą braižymo lentą ir nieko rankose ant vyrais nenori nieko daryti. Ir literatūra, ir ta architektūra susiniovė. Ir galų gale krizė, man atrodo, šita Amerikos, kur labai pasklido plačiai, nuskambėjo po visą pasaulį ir, nu, žmonės neturi pinigų. Tada jisai grįžo į kaimą, ten vat, jau buvo anksčiau susipažinęs su Dora Folgen, vedė ir 3 vaikai, taip vienas po pradėjo kito. dirbti gamykloje. Taip, ir iš pradžių gyveno pas Doros tėvų name, o dirbo va čia pat Nyderby, pas kuris Amreinas. 50 metrų vat nuo jo namų. Aš taip irgi žiūriu, o, čia pat, sako, va čia dirbo. 50 metrų nuo tėvų namų. Kalbėjo laikinai, ten smulkių metalų gaminių, šviestų pagrinde įmonė. Pradėjo nuo darbuotojų pagalbinių beveik, paskui, kadangi mokėsi vis tiek piešti tam technikume, pradėjo jau dizainerių, žodžiu, paskui jau buvo toj valdyboje įmonės toks, va, bet buvo mintis, nu, laikinai. Ir tie laikinai virto 33 metais. Bet čia kaip pasakyti, jo tėvas irgi galvojo, kad laikinai tam Burger. Ir irgi 33 metai toj psichiatrinės klinikoj. Ir Sytinu jisai pats rašo, kalba, kad, nu, va, Dora tai buvo jam išsigelbėjimas, įžemino ir vaikai, nesako, nu, aš nežinau, kaip aš ten būčiau paplaukęs. Taip. Ir vat kaip įdomu yra ta istorija, kodėl jis atsisakė rašytojystės tuo metu. Nes, nu, yra rašytojų, kurie gebėjo derinti rašytojystę, šeimą, darbą, ar ne, o jis... Dar ir koks darbas, ten iš to buvo labai sunkus laikai. Iš to uždarbio nepragyvensi. Jie turėjo 170 metrų ilgio kažkokios 5 lysvės, augino ten daržovės visokiausias. Kad, nu, tiesiog pragyvent, net aguonas aliejų spaudė iš tų. Ir angoros triušius dar augino ir vilną gamino, žodžiu. Tiesiog buvo labai daug darbo. Ir nelabai ką. Taip, ir yra tas jo dar pasakymas, kad jis tuo metu vengė literatūros, bijodamas, kad jis sugers visą jo energiją.
Tai va, Nes bet 20 taip, metų nė vienos knygos neskaitė, nieko, taip, nieko, absoliučiai tokia abstinencija. tai va taip tada akivaizdu, kaip jį veikia literatūra, menas, bet koks ar ne, į kokį kosmosą jį perkeldavo. Ir kaip jis norėjo būti va tas gyventi tą įžemintą gyvenimą, sąžiningai ir dorai, būti, na, tokiu, auginti šeimą, vaikus. Nu, reikėjo Taip, to. ir to reikėjo daryti. Reikėjo. Na ir dar jisai užaugo, vat kaip vaikas, irgi namie nebuvo nė vienos knygos, Mhm. 2 žurnalai kažkokie, sako, net Biblijos nebuvo. O ta žmona, ten jinai buvo, nu, labai tikinti, Mhm. tokia, ir jam padarė įtaką, jis atrado Bibliją ten irgi kaip poeziją, Taip. įvertino labai. Taip, tai va tas sunkus darbas, na, sunki buitis, gana sunki buitis, darbas gamykloje, literatūros atsisakymas. Ir kas nutinka po 33 metų? Nutinka anksčiau. Nutinka anksčiau, nes 40 metų, ai tiesa dar pasakysiu, jisai vaikystėje, man čia irgi pasakiška, kad tam kaime buvo gimnastų draugija ir matyt tais laikais turbūt reikėtų pažiūrėti Šveicarijos olimpinė komanda, turbūt olimpinėse žaidynėse laimėdavo, nes ten visas kaimas gimnastai ir jisai, va toks ten pipiras, ateidavo į tą salę, ar kur ten jie treniruodavosi, jį priimdavo ir jis, nu, labai, labai buvo gabus šitam. Ir jis svajojo, kaip jis bus gimnastu. Nes kasmet būdavo gimnastų šventė ir jie Taip. pasipuošė tomis Ir juostomis. į varžybas važiuoja. Fotografuodavosi ir važiuodavo į varžybas. Taip. Ir staiga jisai suserga raumenų ir sąnarių ten kažkas. Tuberkuliozė. Ne tuberkuliozė, bet gal nu neatsimenu žodžiu. Jisai suserga. Ir viskas, jau jam baisi trauma. Dabar 40 metų jisai suserga tuberkuliozę. Plaučiai jau grinai. Nu tai toj gamykloj taip. Ir pusei metų atsiduria sanatorijoje. O sanatorijai papietauja, jeigu gražus oras, į balkoną, ant gulto, guli, o ten Alpės, ten kraštovaizdis, čia radija, jisai įsijungia, o ten poeziją skaito. Tokia Silja Walter atrodo. Ir jisai staiga jį taip va irgi jam kaip smogė, jisai staiga puolė, nu, pats pradėjo prisiminė, bet sako, jaučiu, kad kalba tai prapuolė. Nu, reikėjo jam ten rašinėti, bet ne gamykloj, bet ne literatūrą. Ir jisai tada pradėjo vėl nuo nulio, pasiėmė gramatiką vokiečių kalbos, nes šveicarų kalba tai ne vokiečių kalba. Ir jisai dar vieną kitą mokytoją pratimus daryti, bet jam greitai nusibodo, tai jis va pasiėmė tą gramatiką ir tvarkingai dirbo, kartojosi, mokėsi vokiečių kalbą. Pradėjo tenai, toj sanatorijoje irgi jau pats rašyti eilėraščius. Nu, sakė, paskui visus sudegino ten pirštų. Pratybos labiau. Fingerübungen, pirštam pratybos jo. Bet žmogus suprato, nu, kad dabar jau vaikai, aš daugmaž, nu, vis tiek užaugę, nu, reikia jam, reikia. Nu ir va, tada toks ritualas, tiesa gamykloj, darbo diena 10 valandų, tai jisai pareina iš gamyklos, tada nusiprausia, Dora atneša jam, padeda kavinuką ir jisai sėdi valandą ir visi vakarieniauja vėliau ir sako, nu mane kažkaip, kad mane palaikė, nu nusikelia tą vakarienį, bet po 10 valandų darbo jisai valandą dirba, rašo. Ir nusiuntė į žurnalą, į laikraštį, Taip. savo tuos eilėraščius ir ten iš karto spausdino ir pirmas leidimas išėjo, Žolė žaliuoja, pirmas tas rinkinys išėjo praktiškai tie vat visi eilėraščiai, kur jis į tą laikraštį siuntė. Va taip sugrįžo į literatūrą. Prie eilėraščių priėjom, tai gal galim Keletą perskaityti. Tai pirmoji eilėraščių knyga 64 metais. Ir
Jūs išvertėt keletą eilėraščių. Tiesiog buvo renginys toksai, tai iš tos pirmos Žolė žaliuoja vadinasi rinkinys. Ir va, jau čia labai matysis, kas kažkaip labai mato, atgal žiūrint, kas iš to išėjo. Žolė žaliuoja. Prekinis traukinys itin iškilmingai palieka kaimą. Vystyklai liudija, pučia saikingas vakaris. Žolė žaliuoja. Žemė užmiršo visus savininkus ir bodisi būti tik aplinka. Ir vienas, kur jau labai nesitikėjo man, kad įmanoma išversti, nes labai koncentruotas ir dar rimuotas, bet va, išėjau. Mačiau, kaip sodybų spalvos pradingsta, mačiau, kaip mėlynas lieka dangus, mačiau, kaip miršta žmogus ir kaip gimsta, kaip vasara upės nusekusios rimsta, kaip praloši stiklo rutuliukus. Iš karto koncentracija, minimalumas žodžių. Na šičia tai aš vienintelis, va turbūt eilėraštis, kur yra asmeniškai, o visi nėra lyrinio herojaus, jisai va žvilgsnis į pasaulį ir labai toks įdomus žvilgsnis. Bet įtraukiantis ir pasaulio visumą. Aš mačiau, kaip gimsta žmogus ir kaip miršta. Ir Taip, o šitas tas kosmosas. visuminis, jo, jam labai svarbu, Ganzheit. Tai va, paskui dar kita eilėraščių knyga išėjau ir jisai suprato, kad jau prarado nekaltybę, kad jau išmoko daryti. Ir tada, nereikia. Tada pradėjau rašyti tokius eskizus, porą knygų išėjo proza, tokie trumpučiai, paskui perėjau prie romanų, irgi du romanai, bet ten buvo dar tokie labai eksperimentiniai. taip, bet mes pastebėjom prieš pokalbį peržiūrėdamos tą jo bibliografiją, kad romanai, kai jau prasidėjo po tos tokios trumposios prozos knygų, vienas romanas 76-aisiais, kitas iš karto 77-aisiais, kad greičiausiai, kad jis dirbdamas gamykloje tuos 33 metus galvoje rašė. Jis neturėjo laiko to užrašyti, būti rašytoju, bet jo galvoje nuolat ėjo siužetai, ėjo šitas pasaulis. Ir jam išėjus iš gamyklos užteko sėsti prie rašomojo stalo ir tai užrašyti, nes ar ne, romanai vienas po kito, tai čia juk, tai būtų sudėtinga, jeigu pradėtum tik nuo nulio, vadinasi, jo galvoje jau buvo. Ir kuo ypatingi tie 79 metai, kur irgi po to tiesiausiojo kanalo romano, Mirusiųjų sala. Ir kai tik išeina Mirusiųjų sala, pirmoji Amraino teatrologijos knyga, kas atsitinka su Peteriu Handke. Na, Peteris Handke tais metais, jam buvo skirta Kafkos premija, o prieš tai jis perskaitė Mirusiųjų salą Gerhardo Maierio. Na ir pareiškė, kad neims premijos, jeigu pusiau nepadalins. Taip jį pribloškė. Taip, pribloškė tas romanas ir Kafkos premija buvo padalinta į dvi dalis, Gerhardui Maieriui ir Handkei, kuris buvo jaunas rašytojas. Jaunas rašytojas ir pripažino jau to vyresniojo rašytojo talentą. Iš karto atpažino ir buvo, irgi pavergtas. Ir toliau, kaip klostėsi. Čia negali kalbėti iš anksto apie teatrologiją, nes jis tikrai neturėjo omeny, kad čia bus tai. Jisai pokalbiuose su šitam Gerhard Maier, Werner Morlang, turiu tuos pokalbius jų, jisai pasakojo, kaip jam tos knygos gimdavo. Priešinasi, jau jaučia, kad ten noksta, priešinasi. Ir kai jau pajunta, kad kažkas bus blogai, jau jeigu jis dabar neatsisės ir neparašys, tai bus blogai. Ir sėda tada
per porą savaičių užrašo, nu, paskui dirba metus su tuo, ką užrašė. Dažniausiai trumpina. Gludina, trumpina arba... Išgrynina iki tokios tikrosios teksto poezijos. Taip, Neskaitant. taip, bet tas būna vienas prisėdimas, kur jau jis neatsitraukdamas surašo ir tada toliau darbas tęsiasi. Išleido tą, nu jau tarsi, jau gerai, bet atsikratė kažko. Paskui pajunta ir nuvažiuoja dar kaip tik ir buvo. Specialiai jisai nuvažiavo į tą buvusių kareivių susitikimą, turėdamas omeny, kad galbūt, na ir paskui užsisuka kitas jau Noksta romanas. Noksta vėl. Ir jisai niekad nesima, jo pagrindiniai žodžiai nicht frontal, ne frontaliai įvykiai, ne frontaliai už to, ką aš matau, ten viskas daug giliau. Ir vegetatyv. Nu, natūraliai, kad ateina, natūraliai išauga. Ir apie Prustą vat jis sako, nu tas vat irgi kažkaip taip neišvargta ta proza, kažkaip tokia. Bet ten irgi nedidelis laiko tarpas, kas 2-3 metai. Taip, Borodino, antroji dalis Borodino pasirodo 82-aisiais. Tada trečioji dalis Baladė apie snygį 85-aisiais, ar ne? Tai vat išeina, sakykime, tos 3 dalys. Ir dar tai nėra Amraino tetralogija. Taip. Bet pats Majeris sako irgi viename interviu, apie jo klausė, vat kaip jis sukūrė tuos romanus, vis dėlto jie tikrai ypatingi. Ir jis atsako, kad aš labai mažai planavau, manipuliavau ar apgaudinėjau, kurdamas tokį išgalvotą pasaulį, nieko panašaus. Aš palikau viską nenuspėjamoms jėgoms, stipriai nesikišau į tą kūrybos procesą, tiksliau pasitikėjo tuo, vat, kas su juo vyksta, kur jį patį nuneša ta kūryba. Ir atsirado dėl nekontroliuojamos augimo ir tokių kūrybinių jėgų, kurių tarsi nebuvo sąmoningai. Jis iš tiesų atsidavė... Tai va, augalo, vegetatyv, augalas. Taip, augalo rašyti, tai būti tuo augalu, augti kartu su savo romanu, šakotis, lapoti. Taip, šakojimasis ir lapojimas. Ir lapojimas, nieko nekonstruojant dirbtinai, pasitikint tomis jėgomis, kurios auga kartu tame pasakojime. Ir tas labai jaučiasi skaitant. Tiesa, dar prisiminiau, jis pasakoja, kaip pasirinko pavardės. Taip, Bauras ir Pinčedleris. Jo, Bauras, taip, sako, nu nėra ten tos raidės, bet vis tiek tarsi Bauer, valstietis, ūkininkas. Vienas va tas, kuris žvilgsnis mato, jis viską ir kalba. O Schädel yra kaukolė, o binden susiūti, sujungti su kaukoliai, galvoj kažką vis sujungia. Tai kai tik taip sugalvojau, labai gerai, va, 2 personažai, kurie praktiškai priešingi, bet labai papildo vienas kitą. Taip, ir jo net klausė interviu metu, ar čia visi kyla toks įtarimas skaitant, ar tai yra vienas žmogus, tik va 2 asmenybės pusės, kurios kalbasi, ar tai yra vis dėlto 2 žmonės, 2 tikrai atskiri žmonės. Ir jis taip pat sako, kad na, tai 2 žmonės, nors jie yra vienas kito atspindžiai. Ir dar yra labai įdomu, kad Bauras pasakoja, jis yra tas pasakojantis asmuo romanuose, ar ne? O Pinčedleris yra labiau įsiklausantis. Vat jis jungia taip tuos Bauro pasakojimus ir prisiminimus, jungia į tokį permasto ir tarsi užrašo. Vienas pasakoja, kitas vis dėlto užrašo. Bet ir ne tik jungia,
Mhm. prisiminimus, bet jam irgi eina srautas asociacijų su Taip, tuo, su anuo, su taip, to muzika, su ta taip, dailės kūriniu. Jie taip, abudu va čia tokia sąveika, kad taip. Kadangi abu mėgsta muziką, abu mėgsta literatūrą, abu mėgsta paveikslus, tai jie turi jie kartu aptaria tuos ar paveikslus, ar muzikos kūrinius, kartu klausosi. antrasis personažas, Binšėdleris, tai Bauras turėjo tokį bičiulį, vienintelį, su kuriuo ar rekrūtų mokykloj, ar jo, turbūt, kur iš tikrųjų jie pasikalbėdavo apie literatūrą, apie meną. Tai truputį yra, bet daug kas ten, aišku, paties jo, paties autoriaus. Taip. Ir ir Bauras, a, pavyzdžiui, pirmoji mirusiųjų sala baigėsi tuo, kad Bauras pasako, kad aš norėčiau rašyti kaip Pikasas. Jie kalbasi vat irgi apie dailę, apie Pikaso paveikslus, kuo jie ypatingi ir baigėsi aš norėčiau va taip rašyti, nes Pikaso paveikslai sukrečia žiūrovą. Ir tai yra labai gerai išmušti žiūrovą iš to pasaulio matymo, kokį jis įsivaizduoja jau turintis nusistovėjusi pasaulio vaizdinį, tai Pikaso paveikslai tai visiškai sugriauna, išmuša iš vėžių tave. Ir aš norėčiau va taip rašyti, kurti tokį, tai ko dar nebuvo, kas išmuštų iš vėžių. Ir aš pagalvoju, bravo, pavyko. Tai iš tiesų pavyko sukurti tokius kūrinius. Ai, ta proga, va, aš net vieną, turbūt iš to paties pirmo tomo, vieną citatą jo. Mano požiūriu, romanas prilygsta kilimui, rankų darbo kilimui, kurį audžiant svarbus spalvos ir motyvai, pasikartojantis, žinoma permainingai, būtent kilimui pagamintam namudiniu būdu, netgi šiek tiek negrabiai, ir kam nors tas kilimas primena mergaitę iš mokyklos laikų, gėlių pievą su trešnėmis kaip tik žydinčiomis, ir sykiu apima noras dar bent kartelį žengti tą pievą, žinoma ne vienam. Žinai, Binšėdleri, Amreinas yra kilimas, nors ir ne persiškas, bet sudarytas iš įvairių motyvų. Tie motyvai tai kartos, giminės, šeimos, o metmenys kraštovaizdis ir laikas. Kai kurie motyvai naujai ryškus, kiti atrodo kiek apsitrynę, dar kiti visiškai nusidėvėję. Be to vietomis įžiūri tik matmenys. Visa stilistika jo yra tokia kilimo audimas, pasikartojimai, ornamentika, ten koks latelis papildomas atsiranda. Šitas man labai gražu. Ta prasme, kad romane, galima sakyti, jo ir moto buvo, noriu rašyti apie nieką. Kad romanas laikosi ne istorija, ne veiksmu, ne kažkokiu labai išraiškingais dalykais, dramatiškas ar kaip kilimas, ten. Ir tengi labai daug mirties vis dėlto. Taip. Visi giminaičiai ten miršta. Bet taip, švelnus kažkoks tai nežeidžiantis, tos mirtys kaip rateis, apytaka, tokia kosminė apytaka ir tie mirusieji bendrauja, jie va prie stalos, jie ateina. Nes jie gyvi prisiminimuose. Nes taip, va tas kuriamas tas kilimas, raštai, įsižiūrima, tarsi žmonių likimai taip susipina ir jie gyvi tol, kol yra juos prisimenančių žmonių, ar ne? Ir Bauras juos vis mini ir jie grįžta, jau mirė, bet tarsi gyvi. Ir labai svarbus tas įsižiūrėjimas, nes nei vienas likimas nėra nesvarbus kuo nors, visi yra svarbus. Visi sudaro tą tokį pasaulį,
kuris vat sukasi kaip smagračiai kokie nors. Ir tie pasikartojimai romane nuolat, tokie ritualai, vaikų eisena, kasmetinės vaikų eisenos per tą rudenį, kurie vyksta gatvėmis. Tada pavyzdžiui, kaip iškilmingai aprašomas mėšlavežis. Kiekvienais metais, kad į Kiaušininko pievą vežimai su mėšlu važiuoja ir Biškį nesumėšlu, atsiprašau, su mėšlas geriau būtų. Nu, tada srutvežis toks, bet toks procesija tų vežimų ir kasmet kas nors kartojasi. Kasmet tarsi lankomi kapai, prie kiekvieno kapo, lietuviams tai labai artimas, toks kapų lankymas, kaip prie kiekvieno paminklo antkapio sustojama ir prisimenamas žmogus. Ir kartais iš to žmogaus lieka, na, ne tiek jau daug, koks vienas epizodas iš jo gyvenimo, bet kuris Bauro atmintyje ir paskui Pinčėdlerio taip įsirėžė, kaip svarbus šito pasaulio mechanizmo, kad jis išvis būtų gyvas, va toks raiktelis, kuris buvo reikalingas, kad kažkas įvyktų. Ir vat labai įdomu, skaitant, pamatyti tą visumą. Ir kaip kinta, vat irgi tos istorijos vis pakartojamos, kaip jos po truputį tarsi ir kinta, ir tas požiūrio kampas šiek tiek pasikeičia jau kitą kartą pasakojant. Tas lapelis, kilime, gėlytė truputį kitą spalvą įgauna. Taip. Ir, pavyzdžiui, kai kas 4 tome taip visai kitaip pasirodo, kokia nors viena detalė visiškai pakeičia tą žmogaus įvaizdį susidariusi. Dar yra svarbu, kad labai daug jo romanuose labai daug tų kontekstų literatūrinių, mes jau ne kartą tą pakartojom, kad labai daug muzikos, literatūros ir dailės yra minima. Ir pavyzdžiui, 2 tomas Borodino labai daug yra minima Tolstojaus Karas ir taika kūrinys, kuris buvo tam Baurui ir Pinčėdleriui vis dėlto paragavusiems tos karinės tarnybos, nors karo metais jie nebuvo fronte, jie tik tai buvo paimti kariuomenė ir turėjo 3 metus tarnauti ir nebuvo ruošiami tam būti kareiviais. Ir ten net prie pasienio buvo regis nuvežti ir ten visą tą patyrė. Ir vat jiems yra svarbi tuo metu užsimezgusi jų draugystė ir ta tokia bendrystė, na, kareiviška. Ir Karas ir taika Tolstojaus irgi vienas iš tų svarbių kūrinių, ypač tos scenos, kur kunigaikštis Andrėjus jau sužeistas ar ne ir žiūri į dangų ir supranta, kad niekada nebuvo laimingas, kaip tą akimirką, kai jis jau manosi mirštas ir kad jau paskutinis žvilgsnis į tą atsiveriantį dangų ir kad jį ištinka tą laimę ir gyvenimo pilnatvės toks suvokimas. Ir aš pasidalinsiu tuo įspūdžiu, kad man skaitant tą antrą dalį Borodino, turint omenyje va dabar tą karo foną, tikro vykstančio karo, tai iš pradžių buvo viduj nejauku skaityti apie rusų kareivių narsą, kaip Kutuzovas, nes tuoj aš paaiškinsiu, daug cituoja, na, tarsi perpasakoja va tos Tolstojaus Karo ir taikos, ir kaip Kutuzovas Borodino mūšio išvakarėse žavisi savo kareiviais, kurie persirengia baltais marškiniais, kad mirtų, na, švariai apsirengę kitą dieną, pasiryžę žūti ir būtų švariai apsirengę. Ir apie tą kareivių narsą pasakoja. Čia žavisi Kutuzovas. Ir aš skaitau ir galvoju, man nejauku skaityti, vat apie tą narsą tiesiog nejauku, dabar nejauku ir aš nenoriu skaityti, nes, nu, bet ir kokia aš buvau dėkinga Majeriui, kokia aš buvau jam dėkinga, kad jis, vat, cituodamas vis Tolstojaus tą Karą ir taiką ir visą kitą, staiga pradeda svarstyti, kas yra Rusija. Ir jis svarsto, ir aš tada galvoju, tai buvo šaltasis karas tuo metu pasaulyje, ar ne jau, vat,
Šveicarija išlaikė neutralitetą ir visą kitą, bet tą šaltąjį karą tarp tos Sovietų sąjungos ir likusio pasaulio jautė neabejotinai. Ir jis rašo, va dabar tik tos citatos neatsinešiau, apie tą Rusijos šiurpą, apie tą baisų didįjį lokį, kuris yra grėsmė visiems kaimynams ir pasauliui. Ir kad ta nuožmi, tamsi dvasia, kuri gali ištrūkti, kada nors galbūt ištrūks, ir koks tai bus siaubas pasauliui. Ir jis, aš, vat už tai aš jam buvau be galo dėkinga, kad jis atpažino, tarsi niekada nesilankė Sovietų sąjungoje ar kaip, bet jis iš to meto politinės situacijos ir padėties, jis nepasidavė tai Tolstojaus piešiamai Rusijos tokį idiliai ir romantizavimui tos didžiosios rusų kultūros. Majeris nepasidavė, jis įžvelgė ir kitą pusę. Taip, jisai Labai labai džiaugiausi. blaivus buvo iš tikrųjų, nes Šveicarijoje irgi tais laikais galų gale Oltene ten buvo susikūrė ir atskira rašytojų sąjunga, kažkaip atsipumpuravo ir ten buvo kairuoliški. Ir jisai blaivaus proto, jisai labai paskutiniam tome grinai kur jau apie perestroiką. Jau pagrindinis Bauras, pagrindinis veikėjas, vienas jau 3 tome mirė ir staiga po 8 metų atvažiuoja Ben Šedleris ant jo kapo. Ir tuo metu vyksta jau perestroika ir ten viską jau Ben Šedleris prisimena irgi, ką Bauras kalbėjo apie Rusijos, apie revoliuciją. Taip. Apie, žodžiu, ten labai sunku man buvo net išversti, nes jisai gengelung toks žodis, gengelung, reiškia vedžioti, vaikam buvo tokie kažkaip čia... Pavadinimai, tokios petnešėlės. Jo, petnešėlės ir vaiką vedžiojo. Tai jis kalba, kad tai yra gengelung, šitaip žmonės, apriboti galima tik tiek, žmogui jau ir taip mažai tos, jis biologiškai priklausomas, socialiai priklausomas, jau laisvės tos yra, ir ją dar atimti visiškai, laikyti ant pavadžio. Taip. Tai kai suradau, kad yra laikyti ant pavadžio, tai mane išgelbėjo, nes labai sunku atrasti. Tai jisai ir sako, ir mane labiausiai skaudino, kad šitai įvyko toj Rusijoje, kur jis jau vis tiek turi simpatijų, kad pirmiausia ta šalis ir kad žmonės atsisakė laisvės ir leidosi savanoriškai laikomi ant to pavadžio. Taip, bet man sako, irgi labai skaudu, kad pirmiausia intelektualai ir sako, mūsų vakarų Europos sutiko, propagavo ir kunigai, ir, žodžiu, šviesuomenė, kad laikyti žmogų ant pavadžio, paprastam žmogui, tai viskas aišku, kad bjauru tai yra daryti. O intelektualai mūsų palaikė ir taip toliau, kaip ir tie kairieji. Taip. Tai jo blaivumas. Taip. Galų gale tas karas Afganistane, kai prasidėjo, dar turbūt Borodino, ar ne? Gal Borodino. Borodino, jo. Kuris pasakoja apie tą Rusijos klastą. Kad kai visas pasaulis šventė, jau pasitraukė į tam kalėdų šventimui, ar ne, į Afganistaną įvažiavo tankai. Ir užvirė visą tą pragarą, į kurį irgi įtraukė, tą kitą likusias jėgas. Tokių pikantiškų faktų dar jis ten kažkur surado, kad 19 amžiuje kažkoks pedantas paskaičiavo, kad Rusija ištisus šimtmečius
kasdien priaugdavo 90 kvadratinių kilometrų, atrodo, tokie skaičiai. Taip, Tai va, tas žvėris, tas, didysis lokys. jo, Taip, ir tas didysis lokys grobė, grobė ir užgrobė, su nieko nesiskaitydamas. Ir dar vat šalia to, kad Rusija vis didina savo plotą, įsiverždama į kitas šalis ar didindama savo tą įtakos zoną, kad ką jie atsako besipiktinantiems arba suabejojantiems, ar čia jau taip galima elgtis ar ne, kad jūs su tuo susitaikysit. Jūs šitai Visi galų gale susitaiko. visi susitaiko. jo. Ramiai, kad jūs tai galų gale priimsit. Ir kur Majeris rašo, na ne, taip tai nežmoniška, taip negalima, tai yra siaubinga. Bet tokia šalis ir graži, ir Na, tai didelė, ir tie jam tos auksiniai beržai, upės ir upės ir beržai. auksiniai beržai, tos nusidriekiantys į tolumas. Ir va toks yra siaubas slepiasi už tų visų beržų ir to dvasingumo. Galų gale ta kelionė Transsibiro magistralė, tengi irgi, kad iš visų, jis žino, kaip ta buvo tiesiama ir kiek ten aplinkui lavonų. Taip, Taip. taip. Ir va ta Rusija ant kaulų, tas Borodinoj, nes visą laiką irgi tas motyvas, tos kaukolės ir kaulai. Bet antra vertus irgi, va, kitur tai skamba kažkaip, o va, nu, įaudžia į tekstą, įaudžia į tą romaną, tas tamsias spalvas Taip, ir jos kažkaip, nu, tai irgi pasaulio dalis. Tai irgi Taip. pasaulio dalis ir va to sudėtingo pasaulio. Sudėtingo ir, nu, ir žiauraus, kad tai irgi jis pastebi išmintingai, pastebi ir irgi su tuo, na, turi tai priimti kaip pasaulio dalį ir neišvengiamybę, bet tu atpažįsti. Ir va, nuostabu jį skaitant kartu su juo mąstyti apie pasaulį. Ir mintise skaitant, skaitai ir ginčijasi arba dalyvauji tame pokalbėje. Sakau, vis tiek iki paskutinio puslapio išlieka jausmas, kad tu esi tas trečias pašnekovas. Nes skaitydamas nuolat irgi kalbiesi. Dabar jau norėtųsi, laukiant, kada išeis knyga ir skaitytojai galės patys atsiversti, įeiti į tą pasaulį, tapti tais irgi pasivaikščiotojais ir pašnekovais. Norisi pakalbėti apie romanų kalbą. Ji yra iš tiesų nepaprasta. Ir skaitant, juntama ta begalinė poezija, kalbos muzika. Manau, kad vokiškai irgi tai yra ta pati muzika, tie tokie plaukiantys, ilgi, melodingi sakiniai. Lietuviškai tai irgi nepaprastai puikiai pavyko išversti. Kiek tai kainavo, tai čia tiesiog neįmanomas tikriausiai net nusakyti, kiek tai kainavo, bet vis dėlto, kur buvo didžiausias iššūkis? Ne iššūkis, o kas buvo sudėtingiausia verčiant? Na, pirmas į gyvenime man teko susidurti su tokiu vertimu, su tokia knyga, kurią verčiant reikėjo ieškoti, ką daryti su gramatika. Nes du dalykai buvo pagrindiniai. Tai netiesioginė kalba. Netiesioginė kalba vokiečių kalboje verčiama tariamąja konjunktyvas, tariamoji nuosaka. Bet ta netiesioginė kalba, Vinčerleris visą laiką galvoja netiesioginė. Nu, netiesioginė kalba, žodžiu. Net apie fizikos dėsnius, apie mechaniką kažkokią. Viskas tai eina netiesioginė kalba, jis nesako, kad žiogai svirpia, bet žodžiu, kad kažkas sakęs, kažkur tai, žodžiu, aš žinau,
iš kažko, kad džiaugai svirpia. Ir tai turi būti ta tariamoji nuosaka. Nu ir ką lietuviškai daryti? Bet aš matau, skaitau ir matau, kad čia yra stilistinė priemonė. Ten visą laiką ir net įvardyjama. Jis staiga atsitraukia nuo visų pasaulio daiktų ir uodžia orą kaip šuo pavasario metą, kai žvėrių takas atviras. Ir tas, vat, ta tariamoji nuosaka, numatai, kad čia yra atsitraukimas. Jisai toks verfremdung, susvetimėjimas, žodžiu. Jisai sako, bet ne nuo savęs. Ir čia būtinai turi būti kažkas. Tai va, taip su pirmu to tomu kankinausi, ir tai bandžiau ten kažkaip suktis, pamesti veiksmažodžius, daryti daiktavardinę kažkokią be veiksmažodžių, nu, tokią konstataciją. Bet tai ten prašiltum, kojas pakratytum, žodžiu. Ir galų gale, ai dar tiesa, Lorene, kai buvau irgi paprašiau, man atsiuntė, gavo Dorota Sosnicka, tokia lenkų literatūrologė, čia jos disertacija apie Majerį, kaip rankom austi kilimai vadinasi. Ir aš taip nudžiugau, skaitau, jinai kaip tik va apie šitą konjunktyvo, tą tariamosios nuosakos vaidmenį, kad čia esminis dalykas. Taip, nes aš jūsų net klausiau, pradėjusi redaguoti. Kas tai yra? Ar Majeris, juk jis ir vokiškai tikriausiai galėjo pasakyti, parašyti daug paprasčiau, bet jeigu jis parašė šitaip sudėtingai, rinkdamasis tokią formą, tokią raiką, vadinasi, jam to tikrai labai reikėjo. Tai yra būdas pasakoti apie pasaulį. Taip, va, tai jinai mane padrasino ir aš tada, sugalvojau tokią lietuvišką atitikmenį, kuris, yra dėja bedalyvinis. Žodžiu, kaip pasakose, gyvenęs kartą, pasakoji, gali sakyti gyvenu, bet kadangi girdėjai iš kito, tai gyvenęs kartą toks ir anoks. Tada, reiškia, visur, kiek įmanoma, ta dalyvinė forma. Tada problema, jeigu yra dalyviai, kurių kita funkcija, paskirtis, kurie nieko bendro su šita forma neturi, tada reikia kartais nerandi būdvardžio, va šitam dalyviui pakeisti būdvardžio. Čia vat vienas jau, problema pagrindinė. Tai va, bet tada jau po pirmo tomo, tai nuosekliai jau kiti buvo lengviau. O tarp kitko, tam metų pirmoji publikacija mane labai pralinksmino. Aš jau paskutiniam ar prieš paskutiniam sakiny galvoju, čia gal ten daug tų būtent šitų konjunktyvinių dalyvių. Va čia gal čia jau nepastebės niekas. Ir jūs pataisyt, grąžinot man tą formą. Aš jau ten galvoju, čia gal jau bus per daug, supaprastinsiu. Tada aš supratau, viskas gerai. Tai va, tai šita buvo problema. Ir paskui didžiulė problema, irgi gramatinė, kad lietuviai neturi neapibrėžtinio įvardžio. Tas vokiečių man. Lorene, tarp kitko, radau vieną anglų kalbos vertimą, Mirusių sala angliškai buvo ir prancūziškai tas trečias tomas, Baladė apie snygį. Tai aš, aišku, jau ten skaičiau juos lygia greta savo tvarkydama. Tai jiem bepigu. Anglai turi tą one goes. Prancūzai turi irgi on parle. Žodžiu, o mes neturim. Tai va tokie. O dar ypač, man vis taip irgi sąmonės krašteliu, o Heideggeriui tai man labai nepatinka, jau čia net kaip ten neautentika, bet įtariu paskaitytų Majerį, tai nustotų jau taip manęs. Tai va, tai su tuo man,
vienintelis irgi tas labai va nestandartinis jau kitom kalbom nebūdingas dalyviniai. Dabar šičia vėl labai nestandartiškai. Kaip lietuvis gali pasakyti? Nu va, eini žmogus, dairaisi ir tai ir yra tas, kad neapibrėžta, ar čia, nu Taip, kas čia eina. pasakoju aš apie save, Bet ką patyriau, bet lyg apie tą, vat, eini žmogus, jo, pamatei, nu tarsi ne apie save irgi toks, taip. bet čia irgi tas va distancijos padarymas. Tai va, tai, na ir tada pradėjau bandyti jau čia keisti. Aišku, to žmogaus negali įkišti, nes visur tas tekstas toks. Bet problema vėl išlenda, nes Bauras su Binšėdleriu eina ir kalbasi. Taip. Čia tas ir jų, va, jie ta pačia forma, tas pats asmuo, jie tu. Taip. Ir tada reikia žiūrėti per lupą, kad čia neužsiklotų, kad čia va tas tu, kur vaidina to man funkciją, kad jis neužsiklotų su tuo. Tai čia irgi, nu žodžiu, va šičia buvo sunkiausia. Buvo Tai sunkiausia. aš kaip eksperimentas ir buvo, paduosiu metam ir ką jau ten pasakys. Nu tai va. Taip. Tai šitie buvo tikrai, va, kad gramatikos lygių reikėtų tokių ir ištisai, ne tai, kad čia vienoj vietoj, kitoj, tai yra stilistinė priemonė per visus 4 romanus. Ir taip, ir vokiškam tekste irgi, nu, akivaizdu, kad jis tą man vartoja. Nu, čia jis tik vienas tą daro, jie dviese eina, šnekučiuojasi ir jis jau čia tik apie jį vieną gali kalbėti. Vis tiek jis rašo man, paskui jis rašo tą patį man, kur jau aišku, kad jie abudu. Taip. O paskui staiga atsiranda aš kur nors. Ir tas aš tada jau toks, nu, va, irgi kaip smūgis, jau tiesiog grinai, va, stilistiškai. Tai aišku, turbūt angliškai ir prancūziškai tas natūraliau. Toks va tas one, on, jie nėra tokie. Lietuviškai turbūt iš jo toks jau labiau kontrastas. Bet nu, kitų priemonių nebuvo. Bet šiaip ten labai, labai subtiliai vyksta veiksmas, kad Binšėdleris perima net pozas, kaip jie žiūrėjo ten į jūros kalnyną, ir pozos mažu. Paskui 4 tome ir Katerina jau pradeda vaikščioti po kambarį, kaip Bauras rankos susiję. Žodžiu, čia suartėja tie personažai. Suartėja ir bus labai juokinga. Nežinau, ar tai, kas skaitys, va, dabar pasiklausęs mūsų tokio pokalbio ir tokios adoracijos Majeriui. Bet kai aš skaičiau, va, ypač ten, man atrodo, Mirusiųjų saloje, kur jie kambarį kalbasi, ar ne, prie židinio ir Bauras vaikšto po kambarį. Borodino. Gal Borodino. Ir naina prie židinio atsistoja. Ir ten yra labai smulkiai aprašyta, kaip jis atsistoja, prie to židinio pasiremia ir kaip sudeda kojas. Vat kaip ten tas pėdos skliautas, kulnas po pėdos skliautu pakiša. Tai aš skaitau ir galvoju, jis buvo su batais su šlepetėm, koks pėdos skliautas. Ne, kodėl vaikščiojo gal kojinių, nežinau. Nesvarbu. Bet tai yra taip, aš atsistojau ir pabandžiau atsistoti tokią pozą, kaip yra aprašoma, nes aš galvoju, Irgi bandžiau. Nes aš galvoju, aš neįsivaizduoju, kodėl tai yra svarbu, tai jie smulkiai aprašyti. Ir supratau, kodėl. Kai aš atsistojau prie knygų lentynų namuose, va taip sudėjusi kojas ir taip pasirėmusi, aš taiga supratau, kad tai yra visiškai tokia atsipalaidavimo, tokia mąsli povyza, kuri va leidžia pasakoti. Va taip atsistoja žmogus, jis va tikrai tada yra toks pasakotojas. Bet antra vertus, tai labai įsimintina. Ir paskui kitas personažas jau irgi taip atsistoja. Ir tas va,
artimų žmonių suartėjimas, tai yra supanašėjimas. Tai vat sakau, ir tada vat, ir net interviu vat yra, kur Majerio ir klausė, tai čia vienas žmogus ar du žmonės. Nes jie tiek supanašėja, suartėja, taip susipina jų prisiminimai, jų pasaulio matymas, kad staiga pradedi galvoti, nu, tokia aišku, tai yra visuma, žmogaus patirtis, kaip konkretaus žmogaus patirtis ir gyvenimas tampa tarsi visuotina ir viso pasaulio toks atvaizdas tame romane. Taip, kosmosas. Kosmosas, taip. Tai va, tai čia buvo pagrindinės problemos, nu, o kitų tai tos tradicinės vertėjų problemos. Tai man pasisekė šiuo atveju, nes buvau prieš 2 metus ir šįmet pavasarį buvau Lorene. O kodėl tai buvo svarbu pamatyti tas vietas ir ten Tai ne- nuvažiuoti? Tai ne tik pamatyti, tai pamatyti, tai ačiū Dievui, kad aš nuvažiavau prieš 2 metus į tą Niderpipą, į tą sodybą. Mes su jo sūnum papietavom tam Bravo, kuris yra pasaulio centras, Amreino pasaulio centras. Važiavau pirmą kartą turėjau tik mirusių salą, galvojom leisti Patomi, laimiai prisifotografavau, va tą židinį, kaip jis atrodo, nes irgi labai sunku nupasakoti, o kai matai nuotraukoje, viskas daug paprasčiau. Prifotkinau visą kambarį, ten ir tuos drambliukus indiškus atradau ir tuos paveikslus, apie kuriuos rašo, ir lapą iš kažkur iš Amerikos. Labai svarbu verčiant. Vieną dieną trumpai ten buvau, nes 12 pietus buvo lapkričio 9 diena. Greitai sutemsta. Na ir baigėsi labai, trumpai, ten kelios valandos. Tai dar nuvežė ir ant kapo, ir į bažnyčią. Bažnyčią išfotografavau, o paskui 4 tome aprašo tos vitražus. Ai, kaip gerai nusifotografavau. Tai paskui dar parašiau prieš pabaigą, aš jam sakau, dar būtų gerai susitikti, tiesiog jau su tekstu padirbėti. Susitikom Ciuriche, geležinkeliečių valgykloj. Nes iš pradžių sako, einam ten, bet čia bus prašmatnu, tai nelabai padirbsim. Tai va toks dar didesnis stalas, ten mes pilna žmonių. Ir mes ten, aš klausiu, svarstom, kaip čia bus. Sako, žiūrėk, visi į mus žiūri. Galvoja, čia šeimyninis barnis ar kas. Nes iš tikrųjų, tarkim, ten atsimenu vieną sakinį, taip sunku, kaip ten ta varna iškrankė, Ir jisai taip, dailininkas, oi, tai čia labai va taip, nupasakojo man kažką. Arba tas sulčių spaustuvo. Tai čia kita problema, bet jis man taip nupasakojo, aš netikiu, kad čia taip gali būti. Netikiu. Tai va, tai buvo Pedro Majeris. Grįžtu tada atgal, o Lorene, tai yra tam kaime šalia Vernetshausene gyvenęs anksčiau toks Walter Bachman. Na ir jisai germanistas ir romanistas. Ir prieš tos 2 metus mes su juo ten susipažinome, jisai pardavė savo tėvo namą, žemę pasiliko, tik tą kelią prie namo, žemę pasiliko ir pastatė kaimui galeriją. Ir ta paveikslų galerija pakvietė mus visus ir ten susipažinom. Ir jisai tada jau kalbėjau, sakau, kreipkis, jeigu kas padės. Jeigu kas tik neaišku, kreipkis. Tai aš tada pas jį ir va su tuo sakiniu. Sakau, čia taip sako, čia gramatiškai taip negali būti. Sakau, o aš tai va taip. O. Žodžiu, nes, dailininkas ten jis dar prifantazavo daugiau, žodžiu. O tas jau, gramatiškai taip negali būti. Tai va, tai su šito Walteriu Bachmanu dabar va kai buvau, tai mes taip sutarėm. Aš vieną tomą, savaitę dirbu, vieną tomą perskaitau ir mes susitinkam toj galerijoje, dirbam. Tai mes ten po 5 valandas. Tiesa, jis pirmą pagamina pietus, tai mes papietaujam.
vyno išgeriam ir paskui dirbam, bet taip va viskas spirga. Ir, nu, o kaip tau atrodo? Pavyzdžiui, vienam kelionė Venecijoj, nu, sienos varva tyla, nors apšviečiamo žibintų kažkaip. Ką čia dabar? Kodėl čia tas nors? Sakau, nu kas čia? Ir mes pusę valandos nu, kaip tau atrodo? Nu, sakau, bandau įsivaizduoti čia ir taip, aha, nu, pusę valandos vargom, kol galų gale ateina geniali mintis. Nu, sakau, nu šiaip va, nu, mašinos važiuoja, reiškia apšviečia namus, tai tada triukšmas ataidi. O čia plaukia laivai, apšviečia namus, bet jie varva tyla, nes triukšmo nėra. Valio, taip, bet, nu, va tokios smulkmenos, o bol, nu, kodėl čia tas nors, nu, prie ko čia kas čia darosi? Tai va, tai mes dirbom su juo. Tai su tuo, va, presu irgi, kur obuolių presas pradeda skleisti, kai jau labai, jau į pabaigą, negali, dirba tik tai, kas, nu, kas žingsnį, sakykim, kas kažką, kas taktą ir pradeda skleisti, nu, ir dar tas, va, geroiš, visada mane papjauna tas geroiš, triukšmas, lermas, žodžiu, nu, kažkokį, galvoju, bet pradeda skleisti kažkokį metalinį geroiš. Nu, galvoju, nu, gal dzingsėjimą pradžioj, nu, taip. Paskui bandau aiškintis vis dėlto, kas ten per prietaisas. Tai dailininkas nupiešė, o čia viskas labai paprasta, nu, ten tą struktūrą, va čia suki, čia kaip einrasten, vom rasten, surasten. Tai galų gale tas Valteris sako, nu, einam, aš tau parodysiu, kas tai per aparatūra. Ten ne presas, bet veikimo principas tas pats. Ir jisai ten pasilenkia, suka, va matai, dantukai bėga, o atgal, opt, negali. Ir vat nuo to pasidaro tas garsas. Ir paskui 4 tome aš staiga randu, kad tas garsas pavadintas klikt, o, klakt. Tai žodžiu, tai tada ištaisiau ne dzingsėjimas, o klaksėjimas. Tai va, bet ant tokios smulkmenos ten gali mėnesius vargti. Paskui buvo, aišku, problema, nu, tos visos realijos, muzikinės, dailės ir fiziologinė ir viskas. Pavyzdžiui, ir tas Andrėjaus ir Natašos istorija, pavyzdžiui. Tai gerai, aš jau mačiau, kad reikia Tolstojaus, tai susirinkau visus raštus kažkada ir sėdu ir skaitau, kad jau žinočiau. Nu, kai kur įtariu, kur jau galbūt šitą reikia pasižymį. O jisai pasakoja kažkuriam tome, tam pačiam Borodino matyt, sėdi klauso Šostakovičiaus 4, jau jie atsisveikindami žiūri tą albumą Senoji Rusijos architektūra ir jau Benšeberis ten mato, Andrėjus su Nataša plaukia į salą, ten Voveruška jisai yra, nu, žodžiu, visas šitas veiksmas. Tai aš, pavyzdžiui, perskaičiau iš anksto ir žinau, kad ten tokios scenos nėra, o prancūzų vertėjai ieškojo tos scenos ir nerado. Nes čia tas sėdi ir jam asociacijos, jis jau suka. Tai va, tai šito, ar čia klausimas, ar čia Marčimajeris netyčia suklydo, ar čia jo specialiai. Ir jūs pastebėjot, kai 2 epizodai Karo ir taikos susilydo ir ten į vieną. Ir tokia truputį, nu, ten negali tai būti. Negali, bet jiem reikia nuotaikos. Bet žodžiu, tai nežinau. Apie tą koridorių skambančią muziką. Vinčėleris, ten kalėdinės šventės susilydo su medžioklė scenom ir kažkaip ten, nu, jau negali tai būti. Tai irgi galvoju, nu,
ar čia specialiai tam Binčėleriui taip atmintis padaryta, kad sumaišė, ar čia gal pačiam Majeriui taip, nu bet čia nesvarbu. Tik vienoj vietoj tai jau įdėjau komentarą, man atrodo, kai pasakojo istoriją apie Stalino ir Marijos Judinos tą Mocarto koncertą, jisai skaitė prisiminimus Šostakovičiaus, kur aprašo tai. Tai buvo vertimas, gal ten korektūros klaida, nes mini ne tą koncertą, nes yra tas koncertas, va tiesiog ir YouTube aš susiradau 23 ar 25. Nu, va, sumaišyti. Tai tokia tarsi skaičių sumaišyti, nu tai čia korektūros klaida. Bet prirašyta dar ten iš kokio ten katalogo numeris toks irgi. Bet čia galėjo versdami vokiečiai pridėti neteisingą, nu jeigu ten Šostakovičiaus, tarkim, aš negaliu patikrinti, ar tai buvo, bet fantazavau, tai parašiau tam sūnui, sakau, nu va ką daryti, va čia ne tas. Nu tai parašyk, kokio reikia. Nu, kas čia, ne problema. Paskui jam irgi, vat, pačios paskutinės jau liko keli klausimai, kur niekaip man neišsisprendžia. Marką, vat, Raduneriai klausinėjau, čia mūsų leidėjas. Kažkaip ateina irgi 4 tome tas Binčėleris į tuos jau pas Katariną, dar į sodą užeina, o ten rabatės sutvarkytos labai ir Blumenklose. Nu, kas tie Blumenklose? Nu, tai kažkokie ant tvenkiniai plaukia, gal surištos gėlių struktūros kažkokios. Čia tam sūnui parašau, jis irgi, nu, bet sakau, bet čia jūsų kieme, jau nėra net tų ančių tvenkinio mažyčių ten. Kur? Jo. Ai, išbrauk tą žodį, čia matyt verčiant, matyt dar jisai rašo vokiškai, bet kai kur galbūt koks helvetizmas ir galbūt redaktorius išvertė, suvokietino, bet ne taip, arba jis pats, žodžiu, nu ne, negali, tu išbrauk, čia niekas nepasikeičia, aš čia tiem, kas skaitys, kritiškai yra tokie, kur ieško klaidų, tai va ten man sūnus leido išbraukti ir kitoj vietoj irgi du daiktavardžiai šalia, sakau, nu ir kas čia šitas antras, dabar neatsimenu. Sako, net supratimo neturiu, čia irgi tu išbrauk, ramiai, čia niekas nepasikeičia. Žodžiu, turiu leidimus, turiu meilus. Tu žodžius išbrauk. Turiu meilus, galėsiu įrodyti. Na tai taip daugmaž pašnekėjom, gal truputį ir chaoso buvo, bet kaip jau išėjo. Mes audėm savo kilimą. Taip, nuaudėm kažką. Bet dabar visiškai ne į temą, man visą laiką va, tokia prisiminimas, asociacija. Prieš porą savaičių Gedimino technikos universitete buvo Algio Mickūno paskaitos, profesoriaus Algio Mickūno, ten kūrybinės vaizduotė ir taip ilgas pavadinimas, bet paskutinė 7 paskaita jau jis skyrė, na, lietuvybei, lietuvių kalbai, lietuvių tapatybei ir taip toliau. Ir nu, labai įdomiai, labai gražiai ir prisiminimai dar iš vaikystės. Buvo labai tokia įdomi paskaita ir aš klausau ir paskui neištvėrusi sakau, bet žinot, nu, viską, va, ką jūs čia dabar kalbate, man gryna asociacija va, su šveicarų autorium, kurį dabar verčiu. Na, tiesiog viskas va taip. Bet jisai sako, bet kalba tai ne tokia, nes akcentas tai jo buvo, kad lietuvių kalba, šiaip kalba nusako pasaulį, o per lietuvių kalbą pasaulis kalba. Va čia jo buvo tokia labai, nu, labai rimta mintis. Bet sako, vokiečių kalba tai, nu, ne tokia. Nu, sakau, vokiečių, tai ne šveicarų, bet vis tiek, va, man visa ta Šveicarija eina, visas tas Amreinas. Ir paskui išeinu jau į lauką, į kiemą, ten stovi dailininkas, menininkas ir sako,
O kas tai per autorius? O kur jūs buvot Šveicarijoj? Aš irgi buvau. Ir man toks pat jausmas. Jis buvo itališkoje daly, sako, aš kaip Lietuvoj tos ir saulutės tos pačios ir, reiškia, aš nemelavau. Tai va, Lietuvai reikia šitos knygos. Reikia.